Nesitikėjau, kad jūsų čia tiek daug bus. Sveiki. Malonu labai matyti tuos, kurie yra mūsų šeimos nariai. Mes nusprendėm, kad reikia pakeliauti laiku, deževų, pakeliaukime laiku ir visa ta kelionė yra susijusi su praeities laiku, ar ne? Nes viskas kažkokį prisiminimus vis grįžti. Tai aš gal pradėti norėčiau nuo to, kad mes su Aivaru esame iš Elektrėnų abudu, dirbam skirtingose mokyklose ir iš tikrųjų žinojom vienas kitą, kad esame kolegos, bet niekada nebendravom. Tai susibičiuliavom 2018 metais, kai patekom į ministeriją. Tai va tokia mūsų istorija ir dabar jau gerai pažįstami, draugai, bičiuliai. Dar labai noriu pradėti nuo to, kad mes esame apsirengę marškinėlius, kurie būtent buvo pagaminti 2018 metams. Tai aš noriu tiesiog dar kartą parodyti, kas ant jų parašyta. Tik dėja, aktualumas nepasikeitė, kai buvo 30 vaikų, taip ir liko. Tai va, tai tas deževų, jisai niekur nedingsta ir tas jausmas, kurį aš dabar jaučiu, važiuoju šiandien iš Elektrėnų į Vilnių, einu šitą gatvę ir toks jausmas, kad grįžau prieš 5 metus į tą patį laiką ir tik tai oras kitas. Dabar su trumpom rankovėm, o tada buvau su žieminiu paltu. Taigi mes tiesiog, Aivarai, pasišnekam, pakeliaujam tuo laiku ir pažiūrim, ar nėra čia kažkokio panašumo tarp to, kas vyksta šiandien ir kas jau buvo. Tai aš tavęs noriu paklausti, iš tikrųjų ne viską mes vienas apie kitą žinom, kaip tu iš vis atsiradai 2018 metų streike? Tai iš tiesų, su Elvyra susipažinom ne visai ministerijoje, truputį anksčiau. Kai atėjo tie 2018 metai, iš principo jausmas buvo toks pats blogas ir toks pats negeras su tuo etatiniu, kad viskas rytasi žemyn ir jau daugiau kentėti neįmanoma. Aš asmeniškai vieną vakarą dirbau mokykloje ir kažkur apie tik 6 valandą susirašiau eit namo, koridoriuose buvo labai tamsu ir žiūriu, kažkoks šešėlis laiptais leidžiasi. Ta mokytoja dabar jau yra amžinatelis, mokytoja Dantinė, pamatė mane šešėlį ir sako, o ko jūs nestreikuojat? Visos Vilnius streikuoja, ko jūs čia laukiat? Ne, aš gal, kokie jau pamokų turbūt neturi čia kažkos lankio, dar man aiškins, ko mes nestreikuojam. Ir po to susimašiau, pala, tai mes esam profsąjungai, mūsų profsąjunga viską sprendžia, mūsų informuos, jeigu reikės, bet pradėjau domėtis, kad mūsų profsąjunga pasirodo nieko nesprendžia. Tuo metu aš buvau dabartinės Milešino profsąjungos narys ir kai paklausiau savo vadų, klausykit, Hebra, kodėl mes nieko nedarom? Sako, mes nieko negalim daryti vardan mokytojų gerovės, nes mes esam kitoj profsąjungoje. Nu, tada aš jau netekau žado. Nu, palauk, sakau, aš negaliu kovoti už mokytojų teisės, nes esu profsąjungoje. To pasaulis dar nematė. Tai ką tada daryti? Įlindau internetą ir pradėjau domėtis kitą profsąjungą. Įstojau Navicko profsąjungą, tada susipažinom su Elvyra, pradėjom rašyti straipsnius vietinės spaudoj. Nu, ir po to atvažiavom ir į Vilnių. Aš papasakosiu, kaip aš atėjau profesinę sąjungą. Aš niekada nebuvau nieko bendro, neturėjau su profesiniam sąjungom, mokykloje dirbu jau daug metų. Ir man atrodo, ta LŠMPS, kaip ten ta jūsų profsąjunga buvo? Trumpiau Milešino profsąjunga. Milešino profsąjunga, jinai pati savo išsikasa duobę, jie atėjo į mano gimnaziją agituoti prieš streiką. Jie atėjo sakyti, kad etatinis yra nuostabus dalykas, kad mes nieko nesuprantam, o tas streikas prasidėjo nuo etatinio. Pamenat, ten rytosi banga, mes niekas nieko nesupratom, kas tas etatinis. Aš visą vasarą atsimenu, žiūrėjau visas laidas įmanomas prieš rugsėjį, kokios ten tik buvo, kur ten ministrė Petrauskė nebuvusi pasirodydavo dažniausiai su Navicku arba su Jurgelevičium dar tada. Ir kai jisai atėjo ir mums tai pasakė, aš sakau viskas. O dabar tai jau kursim profsąjungą. Ir tada mes įkūrėm profsąjungą ir prasidėjo, ir nuvažiavo. Tai va, tai kaip tau atrodo va, tas procesas iki streiko, ar ne? Iki streiko. Jis panašus ar skirtingas iki 18 metų streiko ir iki dabartinio? Tiesą sakant, iki 18 metų streiko nelabai domėjausi.
mūsų sąlygom, mūsų teisėms, visokiom skaičiuoklėm, etatais, valandom ir koeficientais, bet kolegos, kurie šitam kely kovoja jau ne 10 ir ne 20, galbūt daugiau negu 30 metų, sakė, tai vyksta jau labai seniai ir viskas kartojasi. Ir bandom įrodyti tą patį per tą patį, bet labai sunkiai sekasi. Ir tokios frazės, kai reikalaujam peržiūrėti, arba įvairūs nutarimai, kad bus didintas finansavimas, o gale parašomas kablelis, jeigu bus lėšų, jau yra seni ministerijos bairiai ir jie nieko jau nestebina. Šiandien tik tai išeina tai viešumą. Tai manau, kad situacija labai panaši, mokytojams visais laikais nebuvo lengva, bet dabar turbūt sulaukiam daugiau palaikymo visuomenėje ir tarp tėvų, ir tarp mokinių. Ir iš tiesų džiugu tiek, kad rūpi ne vien mokytojams, kaip jie gyvena. Tu paminėjai, Aivarai, kai jau mes tapom profesinį šitos sąjungos nariai ir pradėjom važinėti į tuos posėdžius į Švietimo ir mokslo ministeriją, man tai buvo toks atradimas, kaip galima nieko nepasakant pasakyti. Vat aš taip žiūrėdavau ir galvoju, kaip galima nieko nepasakyti, bet daug kalbėti. Tai vat, tais buvo mano atradimas, susitarimai vyko nuolat, dėrybos vyko nuolat, rezultatų jokių. Ir, žinot, ar jūs žinot, kaip mes patekom į Švietimo ir mokslo ministeriją ir kaip mes ten tą pirmą naktį nakvojom? Ar kas nors, iš tų, kurie buvot, ar kas nors žinot, ar tai buvo suplanuotas dalykas? Kaip jums atrodo? Ne. Mes atvažiavom tą dieną, man atrodo, ten buvo ar ne 18 lapkričio, mes atvažiavome į Švietimo ir mokslo ministerijos komitetą, į Seimą, į eilinį pasitarimą. Ministrė eilinį kartą kalbėjo tomis pačiomis frazėmis ir tuomet mes išėję nusivylę, tiesa buvo ir taip ir suplanuota, kad dar bus dėrybos ministerijoje. Mes atėjome į ministeriją ir tai buvo labai paprastai. Andrius atėjo prie budėtojos ir paprašė rakto nuo posėdžių salės. Mes ten atėjom, atsisėdom ir kantriai laukėm ministrės. Tai buvo rytas, kokių 11 valandų ir mes jos laukiam iki 5 valandų vakaro. Jinai atėjo ir pasakė, kad jos darbo laikas baigėsi ir kad jinai su mumis kalbėsis rytoj. Žmonės suvažiavę iš visos Lietuvos ir tada jinai išėjo taip mandriai ir mes likom sėdėti be amo. Tokia buvo, aš atsimenu, tokia minutinė tyla. Ir tada visi taip susižiūrėjo vieni kitus ir sako, tai palauksim. Ir taip mes palaukėm 3 savaitės. 3 savaitės. Tada pamenat, ten prasidėjo visos tos masinės filmavimo scenos. Ar eina dabar Jurgita opozicija į svečius? Kas čia nutiko? Kai mes tik tai apsigyveno ministerijoje, tai pirmą vakarą sugužėjo ir Paluckas, ir šitasgi Landsbergis su komanda, ir paskui visos partijos, kurios tik tai buvo pozicijoje, ėjo ir nešė. Vieni kavos, kiti picų, treti dar ko nors mums nešė. Ir žodžiu, visi labai mus palaikė. Visi matėt nuotraukas dabartinės valdančios valdžios, kurie iškėlė plakatus laiko mes palaiko mokytojus, ar ne? Tai va, tai yra kaip yra. Tarp kitko, svečių mes laukiam ir dabar, tai yra mūsų lankomumo suvestinė. Pavardės galite ateiti arčiau pasižiūrėti. Aš manau, kad vienas mokinys šiandien atėjo, mes tikrai pažymėsim pliusuko už pamokų lankomumą. Galima dar pasitaisyti savo trimestrą, bet tų entukų yra iš tiesų tai labai daug. Daug raudonų, ar ne? Daug raudonų ir mažai mėlynų. Lyderė yra Vilija Targamadzė. Bet mes dar turim laiko ir kiti Seimo nariai ir veikėjai taip pat gali pasistengti ir savo lankomumą pagerinti. Turint omeny, kad nuo šių metų lankomumo apskaita yra labai griežta. Elvyra dar trumpai užsiminė apie tai, kad jie nustebino ministerijos sugebėjimas daug šnekėti ir nieko nepasakyti. Aš iš tiesų irgi iki 2018 metų apsigyvenimo ten galvojau, kad kur, bet Lietuvos sostinė Švietimo ir mokslo ministerijoje dirba aukščiausios kvalifikacijos, aukščiausio intelekto, aukščiausių sugebėjimų, vadybinių, specialių žmonės, kadangi turi visą kuo tiksliausią informaciją apie tai, kas darosi Lietuvos švietime. Ir jau jiems tikrai nieko nereikia aiškinti, jie viską žino ir viską daro, kad mokytojams būtų geriau. Deja, ten pagyvenę
nusivylėm, nežinau, turbūt viskuo, ko galima nusivilti. Kai tu... Ne visai tiesa, buvo gerų moteriškių. Kokie? Išvirdavo ryte kavos, paklausdavo, kaip miegojom, ir kancleris neblogas buvo. Bandė visaip raitytis. Na, jie turbūt tikėjosi, kad mes būsim patenkinti ir užsimanysim namo, dėl to buvo geri. Bet iš tiesų, kai eini dėrybas 4, 5, 6, 7 kartą ir ponai susėdė ir ponios už stalų sako, gerbiamas Navickai, tai ko tie mokytojai reikalauja? Gal galėtumėt pristatyti savo reikalavimus? Tada tu tiesiog netinki žado ir matai, kaip žmonės, kurie su tavim kovoja tą patį, kartoja 10, 20, 25 kartą. Po to, žinokit, pasikeičia ministras, vėl mes einame į dėrybas ir vėl iš naujo. Vėl mūsų klausia, tai ko mokytojai reikalauja, kuo jūs esat nepatenkinti, kas jums yra negerai. O dėrybų pabaigoje pasako, mes to jaus atliksim paskaičiavimus, kiek turim pinigų, vaikų, mokytojų, klasių, kitą kartą... Ar jums nieko neprimena? Kitą kartą jums pateiksim pasiūlymus. Ir tos paskaičiavimus jie kartoja su kiekvienu naujų ministru. Toks jausmas, kad ten dirbantys žmonės neturi šitų skaičių gatavų savo ant stalo po akim. Aivarai, kiek dabar trūksta pinigų? Nu, mūsų atlyginimo. Kiek trūksta pinigų? Kokį skaičių jie dabar įvardė, aš jau pasimečiau. Jie ten įvairius skaičius naudoja. Nu tai kiek trūksta? Mane galva ateina kažkur buvo 300 milijonų, ne? Milijonų. Kažkada atsimenu, 18 300 tūkstančių nerado. Aš teisi? 300 tūkstančių buvo suma, kuri buvo fiksuojama, kad neįmanoma tokios sumos surasti. Man atrodo, tokia suma buvo. Tai žodžiu, kartojasi istorija, bet mes jiems atsilygindavom, mes ryte eidavom praustis ir kai jie ateidavo į darbą, mes su palatais, su rankšluošiais ant galvų pasisveikindavom, tai jiems būdavo nelabai smagu mus matyti dar kartą. Aš noriu dar tavęs paklausti, o tau, Aivarai, kaip tas vaizdas... 4 profesinės sąjungos pasirašė, jos svarsto, jos dėrybose, jos pasirašė. Ir žinai, kaip jie sakė, Milešino citata, mes susitarėm, kad susitarsim. Tai ką jūs susitarėte? Kad susitarsim. Ir ten yra nurodyta, iki 2024 gegužės mėnesio jie susitars. Tai įsivaizduokit. O mes, tokia keista profsąjunga, kuri jau mano, kad per tuos 5 metus jau reikėjo susitarti. Dabar jau reikia nutarti su konkrečiais skaičiais, su konkrečiais faktais. Ir nieks nesupranta, kas mums blogai. Ir man dar labai patiko mūsų pirmininko Andriaus Navicko, jeigu čia yra kas nors ir iš kitų profesinių sąjungų, tai aš manau, jūs išgirsit, man labai patiko jo mintis. Klausykit, aš žinau, kad visi mus laiko tokiais, bet jeigu jūs norit, aš galiu šiandien pasirašyti tuos dokumentus. Ir mes tada susitarsim, kad susitarsim. Ir visiems bus gerai. Tai jeigu jūs norit tik tiek, tai jokių problemų, jisai sakė. Mes to nenorim. Man atrodo, kad ne. Kalbant apie tas 5 profsąjungos ir kiek ten jų bebūtų, aš irgi, kai kalbėjau su ministru apie mokytojų atlyginimą, praėjusį penktadienį, jis mane pataisė, kad profsąjungų yra ne 2, yra 5. Tai po to galvojau, tai palaukit, tai galima dar įtraukti ir pavyzdžiui mėsos ir pieno perdirbėjų profsąjungą arba dar kokią nors panašią, irgi viskas labai tiktų. Visuomenė toks yra paplitęs mitas, kad jeigu mokytojai būtų vieningi, jeigu būtų viena profsąjunga, viską pasiektume. Visuomet visiems kartoju, palaukit, viena partija, vienas vadas, viena tiesa. Tai jeigu dabar būtų viena tokia partija kaip Milešino, tai tada net nebūtų tų prieštaraujančių, tada gausim tą 100 papildomai prie 1000 ir bus gerai. Mums pasakys, kad žiūrėsim, peržiūrėsim, pavartys ir vėl padėsim tą apmokėjimo sistemą ir mums bus gerai. Pasakys, kad sudarysim galimybės valdybėms neformuoti didelių klasių, bet neduosim pinigų ir jie vis tiek formuos didelės klasės ir vėl bus gerai. O apie tas dėrybas, kalbant rimtai, aš apskritai nesuvokiu tokios situacijos, kai viena profsąjunga nori iš esmės gerinti sąlygas mokytojams, pateikia konkrečius paskaičiavimus, o ministerija priema pasiūlymus iš kitų. Aš galvojau namie su kuo palyginti tokią situaciją ir sugalvojau tokią.
Tarkim, aš sugalvoju pirkti mašiną. Susitariu su pardavėju Jonu, nuvažiuoju į Ukmergę ir sakau, Jonai, aš iš tavęs pirksiu šitą automobilį. O Jonas sako, žinot ką, aš pasikviečiau Petrą, jis mums didesnę kainą sumokės, aš parduosiu jam, o ne tau. Bet mes susitarėm. Arba atvirkštinis variantas. Tai iš tiesų protų nesuvokiama, kai kalbėsi su vienu, po to pažiūri, kur plintusas žemiausiai, kurioj profsąjungų ir pasirinku va čia. Čia aš duosiu 3 rūpinius mokytojams ir bus labai gerai, mes paplosim rankom. Tai iš tikrųjų, kad mokytojo profesija taps prestižinė 2025 metais, mes jau vilčių didelių neturim, ar ne? Bet kas netiki, tas ir nelaimė, tai gal visgi ta tikėjimas, meilė ir viltis, ar ne 3 didžiosios vertybės, gal visgi tą viltį junkim ir tikėkim. O aš iš tikrųjų, mes jau turbūt ir baigsim, ar ne? Ir aš noriu dar priminti, kad apie tą mūsų gyvenimą ministerijoje, ar ne, ir apie tą streiką 2018 metų, žinoma, jau dabar pirmininko pavaduotoja Lilija Bručkienė yra išleidusi knygą be 5 minučių prestižinė, jinai išleista 2018 metais, gal 2019, bet iš esmės tai apie tą patį, ką mes šiandien kalbam ir kam bus įdomu, tai paskaitykit. O pabaigti aš labai norėčiau Lilijos žodžiais, tai galbūt čia bus toks kaip ir jos žodis jums, nes čia jos mintys ir paskaityti tokias mintis. Ši istorija apie sąmoningą žmonių apsisprendimą pasipriešinti neteisybei. Ir apie tai, kaip vieniems išdrįsus, kiti skubėjo į pagalbą. Ir apie tai, kad idėja svarbiau už bet kokias nepalankes aplinkybės. Jeigu jie tiki, jeigu ji verta tikėjimo, o idėja ginti orumą ir žmogaus teisę, būti visaverčių piliečių, tikrai to verta. Ačiū, kad esat, ačiū, kad streikuojat.